Sveiki! Šiandien pasinirsime į istoriją, kuri, sakyčiau, iš esmės pakeitė požiūrį į programinės įrangos kūrimą. Pakalbėkime apie tai, kaip vienas projektas ėmė ir nusprendė panaikinti, tai ką jie patys drąsiai pavadino techninę baudžiavą. Taip, baudžiava. Ir taip išlaisvinti kūrėjus. Pasiruoškite, nes šita istorija tikrai verta dėmesio. Gerai, tai kasgi per daiktas ta techninė baudžiava? Žinote, pabandykime įsivaizduoti. Statote namą, bet galite naudoti tik vieno vienintelio gamintojo vinis, plaktukus, lantas, viską. Norite kitokių, gražesnių langų? Pamirškite, neįmanoma. Būtent taip, manau, ir jaučiasi programuotojai, kai juos prirakina prie vienos technologijos. Jie tiesiog įkalinti sistemoje, kuri diktuoja absoliučiai kiekvieną žingsnį. Taigi, visa ši istorija prasidėjo nuo projekto pavadinimu Metarachija. Iš esmės tai buvo tarsi, šveicariškas peiliukas programuotojui. Viskas vienoje vietoje, galinga, saugu, ko daugiau norėti. Bet kaip visada buvo vienas bet. Viena sąlyga. Arba imi visą peiliuką, arba negauni nieką. Štai toks monolitinis požiūris reikalavo, sakyčiau, visiško atsidavimo. Ir štai čia programuotojai atsidurdavo, tikroje kryžkelėje. Viena vertus, gauni neįtikėtimą galią ir saugumą. Jokių kompromisų. Kita vertus, kaina milžiniška. Pagalvokime, norime pasinaudoti vos viena mažyte metacharijas dalele. Ką daryti? Tenka išmesti visą savo jau parašytą kodą ir pradėti nuo nulio. Tai tiesiog neįtikėtinai frustruoja. Siaubingas pasirinkimas, tiesą sakant. Ir be abejo, tai tapo milžinišku stabdžiu. Juk niekas nenori imti ir išmesti mėnesių, o gal net metų darbo, vien tam, kad išbandytų kažkokią vieną naują funkciją. Logiška tiesa? Šis viskas arba nieko požiūris, tai tiesiog buvo kelias į aklavietę. Ir visiems tapo aišku, kažkas turi keistis. Revoliucija buvo tiesiog neišvengiama. Ir tada įvyko lūžis. Projekto kūrėjai pagaliau suprato, negalima statyti sienų, reikia tiesti tiltus. Ir jie priėmė neįtikėtinai drąsų sprendimą – pakeisti visą savo filosofiją iš pačių pamatų. Galima sakyti, tai buvo tikra kūrėjų nepriklausomybės diena. Ir štai ši galinga citata pasakyta projekto autoriaus Timuro Šemsedinovo. Apibendrina viską. Mes maikiname baudžiavą Metarchijos sistemoje. Wow! Reikia suprasti, tai nebuvo šiaip koks nors kodo atnaujinimas. Ne. Tai buvo pažadas. Pažadas, kad daugiau jokių grandinų. Nuo šiol kiekvienas galės laisvai pasirinkti, kurias dalis naudoti, o kurių ne. Bet labai svarbu suprasti, tokie dalykai neįvyksta per naktį. Čia matome visą kelionę. Viskas prasidėjo nuo to tvirto, nelankstos monolito praeityje. Tada tas esminis, drąsus sprendimas atsisakyti grandinių. Ir galiausiai kelias į lanksčią ateitį, į ekosistemą, kurioje kiekviena dalelė veikia savarankiškai. Kaip Lego kaladėlės, kurias galima dėlioti, kaip tik norisi. Gerai, vizija drąsi, bet kaip ją įgyvendinti, juk tam reikėjo kažkokio ypatingo įrankio. Ir štai čia į sceną žengia mūsų istorijos herojus – Metacom. Būtent ši technologija sugriovė tas sienas ir atverė duris į visiškai naują galimybių pasaulį. Tai kas tas Metacom? Jei labai paprastai, tai tarsi nematomas tiltas tarp programos, esančios kompiuteryje, ir serverio esančio kažkur toli. Jis tyliai ir nepastebimai pasirūpina visais sudėtingais ryšio reikalais. O rezultatas? Programuotojui atrodo, kad viskas vyksta tiesiog čia, viename kompiuteryje. Ir štai čia slypi tikroji magija. Tik įsivaizduokime, parašoma funkcija serveryje, o tada savo programėlėje ji iškviečiama taip paprastai, lyg ji būtų tame pačiame faile. Viskas. Jokio galvos skausmo dėl sudėtingo tinklo užklausų, protokolų ir kitų baisybių. Metacom tiesiog padaro taip, kad tinklas, jis tarsi išnyksta. Ir pažiūrėkime, kaip paprastai tai veikia. Pirmas žingsnis – apibrėžiama funkcija serveryje. Antras – sukuriamas Metacom ryšys. Ir trečias – viskas, dabar ją galima naudoti programoje. Tik 3 žingsniai ir pati sudėtingiausia dalis – ta tinklo komunikacija – tiesiog išspręsta. Kiek laiko ir nervų tai sutaupo, net sunku įsivaizduoti. Bet palaukite, tai dar ne viskas. Būtų per paprasta. Metacom yra kur kas daugiau nei vien tik paprastas funkcijų iškvietėjas. Jo tikroji jėga – universalumas. Įsivaizduokime vieną vienintelį kabelį, per kurį vienu metu keliauja ir elektra, ir internetas, ir televizijos signalas. Maždaug tai veikia ir Metacom.
Ir štai ši schema tai puikiai parodo. Užuot kursio atskiras jungtis failams siūsti, tada dar vieną komandoms vykdyti, dar vieną duomenims sinchronizuoti. Ne. Metacom viską sukiša į vieną galingą srautą. Ir tai ne tik patogiau, bet žinoma ir kur kas efektyviau. Tai kągi mes gauname? Apibendrinant, per vieną vienintelį ryšį Metacom leidžia daryti viską. Siūsti paprastas komandas, prašom. Perduoti didelius failus, jokių problemų. Atnaurinti duomenis realių laikų, būtent tai, ko reikia pokalbių programėlėms ar kokiems nors bendradarbiavimo įrankiams. Iš esmės, tai ir vėl tas pats šveicariškas peiliukas, tik šį kartą tinklo komunikacijai. Gerai, o dabar pažvelkime šiek tiek į priekį. Ką visa tai reiškia ateičiai? Ogi tai yra vizija apie pasaulį, kuriame nebereikia statyti iš milžiniškų, nepaslankių betono blokų. Vietoj to mes gauname galimybę kurti iš mažų, lanksčių, puikiai tarpusavyje derančių detalių. Ir čia matome tą esminį skirtumą. Senasis būdas – viskas arba nieko. Buvai priverstas rinktis vieną kelią ir jo laikytis. O dabar atsirado laisvė. Galima drąsiai naudoti Metacomą kartu su kitomis jau pamėgtomis technologijomis. Ar tai būtų GraphQL ar REST. Galima jį integruoti po truputėlį, žingsnelis po žingsnelio, visiškai nesugriaunant to, kas jau buvo sukurta anksčiau. Ir visa tai mus atveda prie galutinio, didžiojo tikslo. O jis yra paversti tinklą tiesiog nuobodžia nematoma įgyvendinimo detale. Kad kūrėjai pagaliau galėtų susitelkti į tai, kas iš tikrųjų svarbu – kurti nuostabius, naudingus produktus, o ne kiaurodienę kovoti su kažkokiomis tinklo problemomis. Taigi, pabaigai norisi palikti vieną atvirą klausimą pamąstymui. Ką būtų galima sukurti, jei tinklas daugiau nebebūtų kliūtis? Kokias neįtikėtinos, galbūt net beprotiškos idėjas staiga taptų realybė, jei būtų galima tiesiog pamiršti tą atstumą tarp kliento ir serverio? Tikrai verta apie tai pagalvoti. Ačiū, kad klausėtės ir iki kito karto.